Labas rytas, brangus draugai. Šiandieną pradedame ryto kavą. Jau yra 9 valandas ir matau, kad jau po truputėlį jūs jungiatės. Ir šiandienos Evangelijos priegiesmis mums kalba apie tai, kad jūs turite vienintelį tėvą danguje ir jūsų vienintelis mokytojas yra Jėzus Kristus. Išties kartais nutinka taip, kad ne visada esame toje nuostatoje ir ne visada taip gyvename ir ne visada mūsų gyvenimas išpažįsta, jog turime vienintelį tėvą danguje ir kad mūsų vienintelis mokytojas yra Jėzus Kristus. Ir kas nutinka, kai pamatome, jog taip nėra, arba kaip dar toli iki to, ir kartais net sutirštiname, jog dar labai toli, tai išties gali apimti toks, kaip pasakyti, sutrikimas, pamačius, užčiuopus savo viduje vidutiniškumą, savo dvasinio gyvenimo vidutiniškumą. Ir galime pasiduoti begaliniai nevilčiai ir nusivylimui tokiam, ir kad nieko mums neišeina. Tai iš tikrųjų vien pats tikėjimas mus perspėja apie slaptą nevilties pagundą. Tai išties tam reikia, kaip aš sakau, turėti oazės. Turėti oazės ir reguliariai, ir kaip reikalinga drausmė mūsų ugdymo srityje, švietimo srityje, mokymosi srityje. Tai kaip darbe reikalingi projektai, drausmė ir siekiai. Tai lygiai taip pat reikalinga drausmė ir dvasiniam gyvenime. Ką aš turiu minty, jog taip pat reikia aiškaus planavimo dėl mūsų dvasinės atgaivos, skirimo laiko rekolekcijom, susikaupimui, tokiam restartui, permastymui, atsinaujinimui savo gyvenimo. Tai nėra savaime suprantama kažkaip. Ir kai būna kažkaip, tuomet, kai sustojame ir apima mus neviltis dėl savo vidutiniškumo. Ir išties tada būna labai didelis plyšys ir atotrūkis, labai skausmingas atotrūkis tarp tų rekolekcijų arba savaitgalių ir to kasdienybės gyvenimo, kurį tenka grįžti, į kurį panyrame. Ir tas atotrūkis labai skausmingas ir labai didelis. Tai tam, kad jisai mažėtų, kad, kaip pasakyti, būtų mažesnis ir mažiau skausmingas, tam reikalingi reguliarūs susitikimai dvasiniam palydėjimui, reguliarūs savaitgaliai, dykumos dienos. Galbūt tai ne kas mėnesį, gal kas 3 mėnesį ar prieš naujus metus, pavasarį, vasarą savaitgaliais, ar 2 ar 3 savaitgaliai per metus, kur tikrai tik Dievui, tik su Dievu. Tai tam reikia drausmės ir tam reikia pasirinkti ir apsispręsti ir kartais labai didvyriškai. Ir išties gali būti labai daug pasiūlymų ir labai gerų pasiūlymų į tą vietą norinčių atsistoti, bet jei, kaip pasakyti, nemažėja tas atotrūkis, tai tuomet labai sunku nuspręsti, o kam dabar yra laikas, o koks dabar yra laikas. Ir čia norėtųsi man pacituoti kryžiaus Joną. Atsiprašau, ne kryžiaus Joną, o palaiminto Niumano eiles, kurias jisai parašė grįžtant į Angliją. Ir štai ką jisai sako. O švelnioji šviesa, vesk mane, supama tamsybių, rodyk man kelią. Šią tamsią naktį, kai esi toli nuo savo namų, rodyk man kelią. Palaikyk mane kelyje, net neprašau, kad leistumė išvysti horizontą. Man gana pajėgti žengti vieną žingsnį.
Ne visuomet tai buvo, ne visuomet prašiau, kad mane vestum, nes pats norėjau pasirinkti kelią, bet dabar vesk mane. Ieškojau akinančios dienos šviesos, jos trokšdamas tarp abejonių ir valdė mane išdidumas. Pamirški mano praeitį, kadangi laiminai mane likščiol, palaimink vėl ir vesk mane tarp dykumų ir pelkių, uolų ir sraunių upių, kol pasibaigs naktis ir su apyaušrio šviesa angelų veidai. Juos taip mylėjau ir anuomet buvau praradęs, ims vėl šypsotis. Tai, o švelnioji šviesa vesk mane. Išties Izaijo knyga, ypatingai ir Jeremijas, aišku, mums kalba apie Dievą, kuris mus veda. Nebijok, nes aš esu su tavimi. Tai čia Dievas apsireiškia ne kaip tas, kuris išspręs mūsų problemas, kuris sumažins mūsų atotrukius tarp kasdienybės ir gilesnio dvasinio gyvenimo, bet iš tikrųjų jisai trokšta apreikšti mums save kaip artumą, dovanoti save kaip artumą, kaip esantį, kaip apglėbinti. Tai tam reikia išties besąlygiško pasitikėjimo. Besąlygiško pasitikėjimo atsiduodant į jo rankas. Ir šiandieninė visuomenė, kuri išties labai susikoncentravusi į kontrolę, į siekius, į gyvenimą laikyti savo rankose, kuris turi būti pelningas, vaisingas, nešti naudą, kur aš turiu būti tuo prekiniu ženklu, kitaip tariant, kad mane įsigytų arba mane įdarbintų ir taip toliau. Viskas taip sukoncentruota į išorę, kad kartais susiduriam su tuo, jog nežinom, kas mes esam. Nepažįstam savo šaknų, savo esybės šaknų. Tai todėl šiandienos Evangelijos priegiesmis grąžina mus prie šaknų. Jūs turite vienintelį tėvą danguje. Ir jūsų mokytojas yra viešpats Jėzus Kristus. Turit vienintelį mokytoją. Tai vienintelį tėvą ir vienintelį mokytoją. Ir išties tokioj šviesoj, išpažįstant tai, įmanoma iš naujo sugrįžti į save. Kitaip tariant, būti kūriniu. Ir pabandykime kartoti trumpus Evangelijos žodžius. Man, kai būna sunku ir dabar keletą mėnesių yra tam tikrų išbandymų, kartais jau nebėra žodžių išsakyti tam sunkumui Dievo akivaizdoje. Tai kalbu apie savo patirtį ir prieš, nežinau, gal gerą mėnesį mano širdį, tikrai galiu pasakyti, šventosios dvasios gimė tokia malda: Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Tai yra Petro žodžiai, kuriuos jisai pasakė Jėzui, kai jis užklausė, ar tu myli mane. Tai kartais būna tokia praraja arba toks sunkumas, jog nebėra žmogiškų žodžių. Ir buvimas tyloje be galo yra svarbus. Tas nebylumas yra svarbus. Nes tuomet šventoji dvasia prabyla per mus. Šventoji dvasia meldžiasi mumyse Viešpaties Jėzaus žodžiais, Evangelijos žodžiais. Ir tikrai ir dabar kartais, kai nueinu į koplyčią tame begalinėme sunkume, mano širdį aidė: Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Tai leiskimės į tą prarają, kuri mus skiria tarp to gilesnio dvasinio gyvenimo ir kasdienybės. Išsakykime tos žmogiškus žodžius, bet panirkime į tą nebylumą. Į tą nebylumą, kur nebėra žodžių. Ir tuomet šventoji dvasia melsis mumyse Evangelijos žodžiais. Gimsta žodis, bet reikia laiko, reikia išbūti. Tai nepamirškime, jog Viešpats netrokšta išspręsti problemą techniškai, bet jis trokšta mums dovanoti save kaip artumą.
save kaip sielos gelbėtoją, save kaip šviesą, kaip viltį, kaip meilę ir gailestingumą. Tai šiandien toks būtų mūsų dienos impulsas, o tuo pačiu ir naudodamasi tokią progą, tai norėčiau pakviesti atvykti, kas galite. Šiandieną vėl nauja grupė mūsų ir bus ikonų šventinimas 6 valandą Utenos vienuolyne šį vakarą. Tai jeigu norite švęsti, pamatyti, išgirsti liudijimus, pakalbėti asmeniškai, pabendrauti, tai labai kviečiame švęsti kartu liturgiją ir ikonų šventinimą. Tai dabar pasimelsiu už jūs ir kad viešpats lydėtų savo dvasia. Viešpatie Jėzau Kristau, į tavo rankas pavedu mūsų kasdienybę. Mūsų kasdienybė, kurioje kartais būna didžiuliai atotrukiai tarp to, kas mes esame iš šaknų ir tai, kokie mes turime būti pasaulio dvasioje. Viešpatie, dėkoju tau už šiuos žodžius šiandien, kurie yra Evangelijos priegiesmėje. Ir mes turime vienintelį tėvą danguje ir kad tu, Jėzau, esi mūsų vienintelis mokytojas. Aš meldžiu per savo šventąją dvasią, panardink kiekvieną į giliausią širdies kampelį, kuriame susidurtume su tyla, su savo būties tyla ir kurioje šventoji dvasia galėtų mumise melstis. Galėtų ateiti žodis, evangelinis žodis, kuris taps malda. Ateik šventoji dvasia ir atnaujink savo veidą mūsų širdise, mūsų širdžių šventovėse. Ir palaimink kiekvieną, kuris dabar čia yra, palaimink kiekvieną, kuris kreipiasi į mūsų užtarimo maldą, ypač vakaro buvusiomis intencijomis. Meldžiu gydyk, laisvink, stiprink kiekvieną. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tai mano kava liko kažkur tai vienuolyno apačioje, o jums siunčiu linkėjimus iš savo celės ir laukiame jūsų, jeigu galite, šiandien 18 valandą vakaro šventose mišiose ir po jų agapiai kartu bendrystei. Tai kuo nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai jums, skanios kavos ir paskutinis vasaros savaitgalis. Džiaukimės ir švęskime gyvenimą. Sudie.